žmogus toks unikalus sutvėrimas, kad jisai sugeba savo meluoti. Ir kaip tai pasireiškia, pavyzdžiui, tiki, kad jam nereikia pinigų arba kad pinigai kažkas tai blogis ir panašiai, bet savo gyvenimą parduoda už kelis eurus vietoj to, kad galėtų kažką daugiau sukurti, bet jisai tiesiog savo meluoja. Tai yra viena sritis, paskui yra, tarkim, alkoholis ir cigaretės. Konkrečiai yra aišku, kad tai yra kenkia organizmui, kad tau pareis, anksčiau ar vėliau, pavyzdžiui, plaučių vėžys. Ir žmogus savo jisai sugeba pateisinti, kad jam tai normalu, kad tai sveika, kad tai galima vartoti ir taip toliau. Ir taip yra labai daug tų vadinamų filtrų arba įsitikinimų, kur žmogus vienokią ar kitokią savo turi tiesą. Ir paskui gaunasi tas vadinamas kognityvinis disonansas, kada yra viena tiesa, kuri yra nuo gamtos, sakykime. Galit sakyti nuo Dievo, nuo kūrėjo, nuo dar kažko. O kita yra tiesa, kur žmogui yra pateikta ir jis ją priėmęs kaip tiesa. Va tada šitiem visiems depresija yra, depresuoti, bloga savijauta, reikia rūkyti, gerti ir visus kitus dalykus daryti, kad nebūti su savim, negalvoti, bėgti nuo savęs, kaip sakant, nuo to, kad priversti dirbti nekenčiamą darbą ir taip toliau. Ir jūs su tais filtrais jums juos sudėjo daugeliui priverstinai, ne savo norų. Ir dėl to jūs kankinatės. Norėsi iš to išeiti, tau reikės, kad tave kažkas toks, kuris žino kaip, kad tavo būseną pakeistų, pradirbtų tavo pasąmoninės programos, kad tavo būsena pasikeistų iš to neįgalaus dalbajobo į kažką, kas yra savarankiškai mąstantis. Jeigu jau norėsi iš to išeiti, atsibodo čia kankintis, registruokis į pirmą nemokamą konsultaciją. Telefonu, pas mane važinėti nereikia. Iki.